Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą. Gyvenantiems mirties ūksmėje užtikėjo šviesybę. Ar prisimeni, kad vakar medituodami Dievo žodį uždavėme klausimą, ar gebi atpažinti savo gyvenimo netvarką? Kas tavie dar laukia atpirkimo, išgydymo, apšvietimo? Jėzus ateina būtent į mirties žemę, kaip girdime Evangelijoje. Ten, kur tamsu, skauda, kur nėra vilties, ir atneša savo šviesą. Labai dažnai mūsų šviesa, tai yra tai, kas mūsų orientuoja, veda, daro įtaką mūsų sprendimams, kyla ne iš Dievo, iš tamsos, iš mūsų žaizdų, baimių, nusivylimų. Pavyzdžiui, jei kas nors tave įskaudino, išdavė, tu pradedi matyti pasaulį per tą žaizdą. Ir tada šviesa tau sako, nebegalima nieko pasitikėti. Bet tai klaidinga šviesa. Kiek daug yra žaizdų, kurių net neįsisąmoniname, o jos mus veda, iškraipo tikrovę, verčia matyti pasaulį ne tokį, koks jis yra iš tikrųjų. Netikra šviesa gimdo neteisingus pasirinkimus ir sprendimus. Žmogus taip pripranta prie tamsos, kad kartais nebeįsivaizduoja gyvenimo kitaip. Jam atrodo, kad kitaip mąstyti, mylėti, pasitikėti neįmanoma, nes tamsa tampa normali. Kartais žmoguje tiek daug tamsos, kad tikra šviesa ima atrodyti pavojinga. Tačiau Jėzus atneša kitokią šviesą, naują matymą, naują jautrumą, naują gyvenimo būdą. Tai Dievo perspektyva. Ir tik Dievas žino, kas iš tiesų yra gera ir teisinga. Kodėl, brangieji, mes medituojame Dievo žodį? Kodėl meldžiame šventuoju raštu? Tam, kad leistume jam mus perkeisti, apšviesti mūsų tamsą, išmokyti mus gyventi, o ne vegetuoti. Leisk Jėzui gyventi tavyje. Kasdien skirk laiko maldai, tai labai svarbu. Nebijok įvardyti savo tamsos, nebėk nuo jos, nesiteisink. Ir maldoje pradėk klausti, Viešpatie, ar tikrai niekas mane nemyli? Ar tikrai neverta pasitikėti kitu? Ar aš tikrai nieko nevertas? Ar tikrai nesu gražus tavo akise? Jėzau, kaip tu mane matai? Tai procesas. Leisti Jėzui gyventi mumise reiškia jį pažinti, būti su juo, klausytis jo, kad galėtume priimti tikrąją šviesą. Gražios dienos, pilnos Viešpaties šviesos.